Pravers komanda šį rytą lankosi labai tokioje naujoje, modernioje ir mums neįprastoje vietoje - Šiaurės kineziterapijos klinikoje. Ir štai ką mes atrandame Gytį Leliuką, kurį puikiai pažįstame, aš jį vadinu ir mano visi komandos nariai vadina Prieskonių karaliumi. Tai labas rytas, Gyti. Labas rytas. Tai jūs pasakykit, ką jūs šitoje klinikoje veikiate? Dirbam. Jūs paprastai matome kartais kitose vietose. Ne, tai iš tikrųjų renginiai, įvairios edukacijos, visur esam, bet tikslas vis tiek yra edukuoti, šviesti, bet kartu tai yra ir mūsų gyvenimo būdas. Gal dabar tik tais taip pastaruoju metu tampa toks, žinai, atsiskyrimas, kai vidulinijos pas bobutę, kai visi žino, prieskoniai, visi svarainiai, šaltalankiai ir Gytis Leliukas kaip holistinės medicinos sveikatos specialistas, tai vat truputėlį bandom tą ir surišti ir kartu, kad matytų skirtumą. Dabar mums visiems iš lietuvių, prašau išverskite tą teiginį, kurį pasakėte. Holistinės medicinos... Tai čia supaprastinu. Oficialiai turėčiau sakyti papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros specialistas. Klaipėdos universitete, baigtos magistro studijos. Baigėt studijos, ar ne? Ir jos paskatino jūs atkeliauti, vis tiek į kliniką ir užsiimti tam tikrą praktiką. Galima sakyti ir taip, aš nežinau, atveda gyvenimas. Nes tai dabar šia klinika yra kineziterapijos, bet mes suprantam, kad viskas yra susiję pas mus, ne? Viskas yra kažkoks vienis. Nėra be mūsų vidinių kūnų, be streso, be mitybos, be visko, mes galiausiai daeinam iki kažkokių, nekalbam apie kažkokius traumas staigės, bet lėtiniai, uždegiminiai procesai ir mes viską turim keistis, ne tik tais pasiremontuoti sąnarį, mankštą padaryti, bet turim ir mitybą žiūrėti, turim viską. Tai va čia tokia erdvė faina, kaip sakau, tokia holistinė, sveikatinė, kur yra specialistai, kineziterapeutai, kurie daro grupinės mankštas, kurie atlieka privačias konsultacijas mankštas žmonėm, atstatymus, visą, kas susijęs su kineziterapija. Tai tikrai specialistai, o mūsų įmonė, mes atsiradom čia, pakviesti buvom kaip to tokio per mitybą, aš kai sakau, per vertybės. Tai per visą šitą ir čia matot, čia visko yra labai daug, bet iš tikrųjų gal tam, kuris nesupranta, čia visko daug, o šiaip tai čia yra tiek kinų medicinos, ko aš domiuosi Ajurveda, prieskoniai, žolelės, tiek aišku daug papildų įvairiausių mūsų draugų, su kuo draugaujam, su terapinio poveikio papildai, epigenetiniai papildai, tos pačios, kas mane visi žino apie kanapes, tai visa CBD linija irgi. Ir klausimas, kodėl tiek, tai kažkaip iš tikrųjų labai paprastai kitą kartą kažkam pasakai apie žolelę, jis sako, negersiu, neskanu, tu nepriversi žmogaus daryti kažko, ko jis nepratęs, tada pasiūlai kažkokį papildą, kažkokį kitokį aliejų. Tai vėlgi turi iš tikrųjų žiūrėti, kas ką vartos. Turime klausimą. Dabar toks ateinantis jau birželio 1, vasaros sezono pradžia, karščiai. Ką rekomenduoti reikėtų žmonėms, kad jie, kaip ten sako, neiškeptų, neperkeptų, išlaikytų tą energinį būvį savistaviai? Žarnynas, savo žarnyną prisižiūrėti. Vandens gerti. Tai tą jūs žinot, aš jau Bet galbūt yra kažkokios arbatos, ką mes galim parekomenduoti. Tai termoreguliacinių yra daug, tą patį, žiūrėkit, šiltieji kraštai visą laiką geria arbatas. Tai junkim gvazdikėlį termoreguliacijai, junkim nervinės sistemos, kad neišsirptume patį baziliką, rozmariną. Tai šiaip aišku, žolelių yra įvairių, kaip sakau, ta pati aviža kokia, galima irgi pagerti nervų sistemai pastiprinti. Bet vėl, mes ko mes norim, jeigu sako tokia termoreguliacinė daugiau, tai va iš ajurvedinių tokių arbatėlių bazilikas, galima jungti kardamoną, kuris bus iš širdies tonikas, galima jungti gvazdikėlį, tai automatiškai mes, sakykime, dėl karštis daug bakterijų, junkim kokį cinamoną, kuris disbakteriozei bus,
Bet čia, sakykim, vėl turėtumėm tai šnekėti personaliai, nes vienas ateis stambesnis, kitas įdžiugęs, kad negali, sakykim, jau čia jį veda einant užkaitint dar labiau padaryti impulsyvesnio, kitam kaip tik reikia gal padeginti truputėlį. Tai va čia ir prasideda bendravimas, šnekėjimas, nes aš nesu daktaras, aš tuo atveju, jeigu kažkas iš tikrųjų yra negerai, tu pat žmogui patari nueiti ten ar ten geriau pas. Aš esu holistinės tos sveikatos, sakykime, specialistas, kur galiu patarti, kryptį parodyti, kažką pasiūlyti, pagerti, jeigu mes norim bendrai savo. Dabar ką studijuoju fitoterapiją, tai reiškia, aš žolės labai mielai pasiūlysiu. Klausimas, kiek žmonės dar ne visi ten nori pereiti, nes ir jie darbą su savim. Reikės gerti arbatą, reikės taisytis. Visi labai paprastai greitai. Visi šie laikinė greičio visuomenė yra greičio visuomenė, tai jinai nori staigiai. Tai va, tai sakau, čia yra labai daug rūšių mūsų draugų, tiekėjų, su kuo draugaujam. Nuo, sakau, kinų medicinos, ajurvedos, lietuviškos žolelių medicinos iki visokių naujų papildų, mikroelementų, tai terapinio poveikio. O dėl ko žmonės dažniausiai kreipiasi į jūs? Man labai buvo įdomiai, viena šeimos daktarė užklausė, sako, kas tai yra tavo klientai? Ir aš tai pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų tai yra pagrindas sveiki žmonės, sąmoningi, kurie tiesiog nenori susirgti. Nesusirgus reikia jau pasistiprinti. Jie nori tiesiog palaikyti profilaktiką, jie dažniausiai yra judantis, jie yra šiek prisižiūrintis, tai, bet jų tikslas yra, kad skirtingų metų laiku save prisižiūrėti, kad kažkur neišsekti tiek psichiškai, tiek, sakykime, fiziškai, jie nori kažkokio palaikymo. Tai jų yra pagrindas. Arba yra tie, kurie gydosi, serga ir jie tiesiog nori kažkokio dar įjungti ir natūralaus priedo kažką prie. Tai tada jau, sakykime, klausia savo daktarų, medikų, kuris vėl yra bendra sinergija, bendravimas. Tai čia nėra. Tai reiškia, tie, kurie nenori susirgti, nori būti sveiki ir nelaukti to jau kraštutinio atvejo, bet kada gali ateiti pas gydytoją pasikonsultuoti. Tai šiandien viena geriausių žinių. Ačiū, Gyti, už pokalbį. Dėkui jums.